Tęsiam mūsų švaros kainų reidą. Esam dabar Rimi. Tai yra dar vienas tinklas, kuris paskelbė, kad pas jį yra švaradieniai. Ir dabar bandom pasižiūrėti, pasilyginti, kokias gi yra kainos. Tai pradėkim nuo Arielio. Arielio skalbimo kapsulės. Ariel Extra Clean 36 vienetai. Reguliari kaina 26 be cento. Su Rimi kortelė 17,99. Šiaip iš tikrųjų įdomiai, kad reguliariai kaina yra vienoda, bet, sakykime taip, nuolaida yra skirtinga. Tai, pavyzdžiui, šalia yra Ariel Fresh Air 36 vienetai, reguliariai kaina 26 be cento, o su nuolaida 15,59, 2 eurais daug didesnė nuolaida. Yra dėžutės su kapsuliam. Ariel Extra Clean 26 vienetai, reguliari kaina 19 eurų be cento, su Rimi kortelė 13,29. Čia porūšiais vienoda kaina, mažesnis įpakavimas 24 vienetų Ariel Color 15,29 reguliari kaina, su Rimi kortelė 10,59. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti į kapsulės kainą, čia matau 43 centai, 51 centas, 44. Tai šiaip yra gerokai brangiau negu kad tai, ką mes matėme, kad ir toj pačioj Maximoj, kur kainas sviravo nuo 25 iki, sakykime, 35 euro centų už vienetą. Tai yra gan brangi akcija. Taigi dabar pažiūrėsime Persilį. Čia kažką be akcijos. Dabar pažiūrėkime su akcija. Persil Disco Color 26 vienetai, 16,99, su Rimi kortelė 10,19, bet kažko ne vieneto kaina, o kilogramo kaina, kuri iš principo mums nieko nesako. Nes kilogramais tikrai čia nedėsim. Dėsim skalbimo mašiną vienetais. Kodėl pasirinkta tokia sistema, neaišku. Skalbimo kapsulės Persil Power Caps Color 44 vienetai, reguliari kaina 23 be cento, su Rimi kortelė 13,69. Analogiškas, bet brangesnis Persil Power Caps Universal 44 vienetai, 24,60 be cento, o su Rimi kortelė 14,75. Ten toliau 14,75. Turbūt su skalbimo kapsuliam viskas aišku. Ši akcija yra tokia pusėtina, nedatraukia iki patrauklios, kad iki ją pasirinkti. Pažiūrėsim, kaip atrodo skysčiai. Taigi, skystos skalbimo priemonės. Ariel Sensitive 39 skalbimai, be 50 ml 2 litrai būtų. Kaina reguliariai 19 eurų be cento, su Rimi kortelė 13,29. Čia skiriasi tik tai porūšiai. Litro kaina 7,42, 6,82. Tai yra gerokai brangiau. Vėlgi per akciją, kurią mes matėme kitose prekybos tinkluose, ten litro kaina yra 4, gal 5 eurai už litrą. Čia gerokai per brangu. Persilis skalbimo gėlis Persil Color 44 skalbimai, be 20 ml 2 litrai. Reguliari kaina 17 eurų be cento, su Rimi kortelė 10,19. Vėlgi porūšiai kaina vienoda. Tai tokia vėlgi tarpinė išvada, brangiau. Skalbimo milštikliai Lenor. Taip, Floral Bouquet 1,2 litro 6,99, su Rimi kortelė 4,19, litro kaina 3,49. Brangiau ir vėlgi gan iš tikrųjų riebiai brangiau.
kaina svyravo kitose prekybos tinkluose apie 2-3 eurus už litrą. Tai čia gerokai brangiau. Silanas. Magic Magnolia. 500 skelbimų, 1,1 litro, 6 eurai be cento, su Rimi kortelė 5,29. Litro kaina 4,81. Ta pati išvada. Dabar Supreme skelbimo minkštiklis Silan Romance, 46 skelbimai, litras ir 12 ml, 6 eurai be cento, su Rimi kortelė 5,29. Taip, Vaniš audinių dėmių valikliai. Bet kokį paimsim, turbūt bus brangiau. To tokio didelio nematau. Imam va šitą 2 litrų dėmių valiklis Vaniš Oxy Action Pink 2 litrai, 12,79, su mano Rimi 9 eurai be cento. Taipogi brangiau. Taip, indų plovimo kapsulės. Indaplovių kapsulės. Fairy All-in-One Lemon 71 vienetas, 30 eurų be cento, su mano Rimi 15 eurų be cento. Fairy Platinum All-in-One 51 vienetas, 30 eurų be cento, 15 eurų su kortelė be cento. Tai persilio čia turbūt ir nematom. Tai Finišas, indaplovių kapsulės Finišas Ultimate citrusinis turbūt, jo, lemon. 70 vienetų, 40 eurų be cento, su mano Rimi kortelė 20 eurų be cento, vieneto kaina 29, čia pamiršau pasakyti, bet atrodo, kad ir čia bus brangiau. 38, 75, 34 centai už kapsulę. Jo. Dar Somotą matėm Lidle, tai dėl viso pikto pasižiūrėkim. Tabletė Somot All-in-One Extra 75 vienetai, 30 eurų be cento ir 15 eurų su mano Rimi be cento. Toliau Fairy 900 ml. Toksai pat, reiškia, mes matėm Lidle. Pasižiūrėkit siužetą. Fairy 900 ml, 4,59 reguliari kaina, o su kortelė 3,19. Ramunėlių taipogi 900 ml ir ta pati kaina, 4,60 be centų ir 3,19 su kortele. Taip, dar Frošą žiūrėjom. Indų ploviklis Froš 500 ml, € 79, su mano Rimi kortelė € 25. Ką trumpa išvada, tai Rimi švaradiniai tikrai nedatraukia iki švaros akcijų rinkos standartų. Jeigu kas kažką surado įdomesnio, ką mes praleidom, tai parašykite komentaruose. Tiek, ate.